Kas yra supermaistas? Klausimas natūralus, nes tokio apibrėžimo, kas yra supermaistas ir nėra, yra tik tai plaukiojanti tokia savoka, bet iš esmės tai yra maistas, kuris yra labai biologiškai aktyvus ir koncentruotas įvairaus gėrio. Tai tas gėris, jeigu imsim skaičiuoti ir vardinti, bus tam tikri mūsų norimi vitaminai, mineralai, riebiosios rūgštys, amino rūgštys, chlorofilas arba kitos medžiagos, kurių ir nevardinam ir etiketės nerašom. Bendru žodžiu sakant, tai yra biologiškai stiprus maistas, koncentruotas, kurio mes valgome nedaug, kai kurio iš jų valgom labai mažai, kaip pavyzdžiui mačia arbatos, kur dėsim šaukštelio turbūt ketvirtadalį į vieną porciją, gal dar mažiau, specialų šaukštuką, bet poveikis yra labai stiprus. Kaip taisyklė, supermaistas yra turtingas antioksidantų. Antioksidantai yra tokios substancijos, kurios nėra pilnai moksliškai ištirtos, taigi tokios pusiau oficialios skalės egzistuoja, vadinama ORAC antioksidantų skalė, ir jeigu ją pažiūrėsim, tai pirmi dešimtukai bus prieskoniai. Kaip be būtų keista, taip, prieskoniai yra labai stiprus antioksidantai ir tai yra geras pavyzdys supermaisto, nes kiekiai yra ypač maži. Tai visi prieskoniai, ne kažkokie mums nepažįstami, cinamonas, kurkuma, ciberžolė lietuviškai, kajeno pipirai, čili pipirai, juodi pipirai, čiobreliai, rozmarinai, bazilikai, realiai visi prieskoniai, kuriuos mes vartojam, yra stipriausia antioksidantai, tada bus uogytės. Uogytės, spanguolės, bruknės, vyšnios, vynogės, būtinai su žievutėm, goji uogos, šilkmedžio uogos, dumplūnės, aronijos, visos uogos ir ypač tos, kur jausim, kad skonis yra stiprus, pavyzdžiui, vyšnė. Ne visiems patinka, trešnė labiau patinka, bet vyšnė antioksidantų daugiau turi. Erškėtuogės ir viskas, kas šviežia ir džiovinta, arba sultis, mėlynių sultis, granatų sultis, mėlynės granatai. Visi mes galim į jo žiūrėti kaip į sultis, galim žiūrėti kaip į supermaistą, į gojų uogas galim žiūrėti kaip į supermaistą, galim žiūrėti kaip į uogas, kurias valgom vienas arba dedam į sausus pusryčius arba desertus. Ta pati skonio paletė viską išduoda, jeigu mes gojų uogą perkasim, tai bus gana sunku pasakyti, kokia ji yra. Jinai nėra taip, kad sakytum saldi. Taip, bet saldumo yra. Nesakysi, kad rūgšti, bet rūgštumo yra. Yra aitrumo, kartumo ir visų įmanomų skonių. Čija, taip pat supermaistas, ispaninis šalavijas vadinasi, nors tas pavadinimas nelabai tema, bet toks jau yra duotas. Andų kalnų augalas, kuo jas taip garbinam, kad omega 3 labai daug turi, daugiau negu linų sėmenys mums žinomi, beje, linų sėmenys irgi yra supermaistas pagal savo sudėtį, ir kanapės, ir kanapių branduoliai, ir kanapių aliejus, ir graikiniai riešutai, ir moliūgų sėklos. Visi šitie produktai, jeigu mes pažiūrėsime į jų maistingumą, jie bus supermaistas. Kinva arba bolivinė balanda, nors kaip yra pagrindinis maistas, nes mes valgom jie kaip ryžius, bet savo sudėtimi yra rimtas supermaistas. Ir iš gal tokios keistesnės kategorijos, tai dumbliai, čia gėlavandeniai dumbliai, spirulina ir chlorela, tai jie vertinami labiausia dėl chlorofilo ir daugybė mineralų yra. Ir baltymų, ir mineralų, ir tų mineralų, kurių mes dažniausiai norim, tokių kaip, pavyzdžiui, geležis. Visa paletė ir dideliais kiekiais tuose dumbliuose yra, bet tada jau juos vartojam atskirai kaip tabletę ar kaip miltelius. O visus kitus čia mano demonstruojamus produktus valgom kaip maistą. Ir apie mačą keli žodžiai, tai yra japoniška
žalioji arbata, kuri geriama su visais tirščiais, plakama bambukinė šluotele. Ir esmė, kad mes suvalgom ne tik nuovirą nuo arbatos lapelių, kurie savame yra patys stipriausi antioksidantai, bet su viskuo, reiškia, su tais tirščiais. Tirščiai irgi ne bet kaip pagaminami iš lapelio, gamybos procese yra pašalinamos tos gyslelės, tai lieka tik ta žalioji masė. Ir mačia dedama tradiciškai kaip geriamas vartojama, bet dedama ir į maistą, į desertus, į įvairius maisto produktus, nes yra pati labai vertinga kaip super maistas.